Metai lekia ir lekia, o tu nei nepastebi. Vieną akimirką sėdi vienui vienas žaisdamas senus vaizdo žaidimus, o kitą jau prie 12 patiekalų nukrauto stalo šventi su šeima. Ir vis vien svajoji, kad norėtum sėdėti vienas ir toliau žaisti žaidimus. Šiandien ir aš atšvęsiu šventas kalėdas, nors pasaulinio atšilimo dėka šiame mieste sniego nei su žiburiu nerasi, tačiau tai neleis sužlugdyti mano šventinės nuotaikos. Per kalėdas svarbus ne tik tu, bet ir kiti, todėl darysiu gerus darbus mieste. Pirmiausia, važiuoju atlikti šventos pareigos į provokuojančių šokių klubą. Bevažiuojant man paskambino artimas draugas ir pakvietė kartu pavalgyti šventinę vakarienę. Kas aš toks, kad atsisakyčiau maisto ir geros kompanijos? Net ir suprantu tik 10%, ką mano draugas kalba. Žinoma, malonumai tik po darbų. Taigi atvykstu į nuodėmingąją vietą, kurioje pamokysiu visus nedorėlius, jog moteris nėra tiesiog daiktas, su kuriuo darai, ką nori, o tuo labiau ją nurenginėja akimis. Net ir tokiais atvejais, jei ji jau beveik nusirengusi. Kalėdos yra šventė, kurios metu turėtum puoselėti tokias vertybės kaip šeima, o šie vyrukai to tikrai nedaro, tad laikas juos pamokyti. Daviau gerą pamoką tiek šios vietos lankytojams, tiek ir darbuotojams. Taigi manau, jog šios merginos tikrai liks man dėkingos ir paminės mane savo maldose. Bet tai tikrai nėra mano gerumo ribos. Taip pat parodžiau joms, kaip reikia daryti taisyklingus pritupimus, nes jei darai juos neteisingai, nukentės keliai. Sveikata yra nepaprastai svarbi ir jeigu jie nesirūpinsime būdami jauno amžiaus, tai labai gali stipriai atsiliepti senatvėje. Dabar galite įsidėmėti, kaip daryti taisyklingus pritupimus. Išmokius pritupimų technikos ir prisidėjęs prie gerų darbų, pagaliau susitikau su draugu mūsų šventiniai vakarieniai. Žinoma, jis nebuvo labai laimingas, kad jam teko laukti kelias valandas šaltame skersgatvyje, tačiau tegul nedėkingasis tik džiaugiasi, kad skiriu jam laiko. Dabar galėčiau vienas savo žaisti po staldu, bet kalėdų proga skiriu laiko pabuvimui su draugais. Kartais tu būni tas atsakingas draugas, kol tavo kitas draugas įsivelia į blogiausias įmanomas situacijas. Tačiau tai nėra labai svarbu, nes svarbiausia, kad su tokiu draugu niekada nebūna liūdna. Tokie draugai yra geriausi, nes jie neverks, kai mašina juos partrenks, o toliau jums pasakos apie savo toksišką eks ir kartu juoksitės iš to, kol važiuosite į priimamai. Nors kaip matau, mano draugą mašina tik paglostė, tad galime eiti pavalgyti. Jau minėjau, kad šeima per kalėdas yra labai svarbi, tad kaip galiu nepakviesti savo vienintelio šeimos nario kartu pakelti taurę Kristaus gimtadienio proga. Kalbant apie Kristų, tikiuosi visi aplankysite bažnyčią ir dovanosite maldą Jėzui, juk tai nieko nekainuoja. Išlipus iš taksi ir einant gatve, mano šaunusis pusbrolis mane įžeidė ir aš nesureagavau labai teigiamai. Tačiau kokios kalėdos be minimalios dramos šeimoje. Štai kaip viskas vyko. You know, I love your mother. There's just one thing I can never figure out about her. One terrible black mark against her. What? How she raised such a prick of a son. Very funny. I know. Fuck off, Nico! Šeimose nors ir greitai susipyksti, bet bent jau greitai susitaikai. Štai čia ir slypi visas grožis. Panašu, kad pakėlėme ne vieną taurelę ir dabar parsirasti namo bus sunku. Kam nepasitaiko? Bevažiuojant namo alkoholio poveikis beveik praėjo ir nusprendžiau internetu savo užsisakyti kalėdinę dovaną. Kadangi turiu pakankamai pinigų nusipirkti Lamborghini, bet neturiu kompiuterio, užsukau į interneto kavinę. Be užsisakant kalėdinę dovaną, mano pusbroliui tai pasirodė labai savanaudiška idėja ir jis pradėjo mane vytis, norėdamas iškaršti kailį, nes jam tai pasirodė ganėtinai savanaudiška. Aš savo dovanas perku, o jam ne. Bet juk aš pats esu jam dovana, kaip jis to nesupranta. Aš lengvai nenusileidžiu ir nusprendžiau leisti pusbroliui pagalvoti apie savo nelogišką idėją ligoninėje. Ten jis galės galvoti ilgai. Taip pat per šventes reikia nepamiršti ir savęs. Norėdamas save palepinti, nusipirkau naujų skarmalų, nes nėra svarbu, kaip jautiesi viduje, svarbu, kaip atrodai. Prisiminiau, jog mano draugas turi smulkų verslą ir norėjau, kad jis pasijaustų geriau, tad parėmiau jį nusipirkdamas iš jo daug prekių, o jos man tikrai labai pravers. Net jei jis ir nebūtų mano draugas, remti smulkius verslininkus yra svarbu. Taip jau nutiko, kad mano artimas draugas paprašė nužudyti mano netokį artimą draugą. Nenorėjau to daryti, tačiau jis man pasakė, jog tuomet neprivalėsiu jam nieko pirkti dovanų. Ir to man užteko, kad padaryčiau tai, kas mano sielą amžiams nusiųs pragaran. Maniau, kad tik įvykdysiu žmogžudystę, tačiau tuomet paaiškėjo, jog visa tai buvo sumanus planas man padovanoti naują butą. Toks mano draugo gestas net suvirpino širdį. Esu laimingiausias žmogus pasaulyje, nes turiu tokius nuostabius draugus. Geriausia dalis yra ta, jog butas nėra tuščias. Jį man padovanojo su milžinišku televizoriumi, saugia elektros instaliacija, šaldytuvu perkrautų maisto, dar yra karališko dydžio lova, taip pat biliardo stalas, žodžiu, ne butas, o svajonė.
Vienintelis minusas yra tas, kad išvalyti kraują nuo sienų bus tikras galvos skausmas, tačiau dovanotam arkliui į dantis nežiūrima. Kaip matote, mano kalėdos buvo ne tik kupinos dovanų, bet ir gerų darbų. Skatinu ir jūs padarius gerą darbą ir pasimeldus bažnyčioje pabūti su šeima ir draugais, o po to palepinti ir save. Visiems linkiu smagių švenčių ir laimingų naujųjų metų. Būkite geri ir pakantus vieni kitiems.